Sveiki visi, taigi šiandieną turėsim šiek tiek kitokį video, apšnekėsim group buildą. Taigi, kaip minėjau, šiandieną apšnekėsime praeitų metų group buildą, kurio tema buvo civilinės mašinos, kas kaip ir nestebina, nes tai yra ganėtinai pasikartojanti tema. Na, ir trumpai, nevyniojant vatą, aš apžvelgsiu tik tais finalistus. Nugalėtojai jau paskelbti, taigi pradedam. Pirmoji eilėj, tai norėsiu pasakyti, kad sveikinu iš tikrųjų visus labai vien dėl to, kad pabaigėt. Dalyvių buvo nemažai. Prizinį fondą sukaupėm 90 eurų ir jį išdalinom pirmom 3 vietom. Taigi, pirmoji eilėj turime štai šį modelį. Turime busiuką Ravelio. Kadangi konkursas jau yra pasibaigęs, tai aš pasakysiu tiesiai šviesiai, ką aš galvoju apie kiekvieną modelį ir kas man užkliuvo. Taigi pradedam nuo šio. Čia yra beje laimėtojas pirmos vietos. Taigi, pirmoji eilė, kas man kliūna, tai yra šita foto. Šitoje foto šios linijos yra nupieštos turbūt ranka, nes jos yra kreivos. Na, tai šito vietą, manau, reikėtų pasistengti šiek tiek labiau. Kad numeris kreivas, čia maža problema, nes šita vienas, tai čia viskas kaip ir normaliai. Toliau mane šiaip stebino, kad, šitą modelį, žinant, kad čia yra Ravelio T1, surinko ganėtinai neblogai. Nes šitas tarpas tarp durų ir šiaip pats modelis, jis yra tokio kreivumo, kad jį surinkti yra be galo sudėtinga. Aišku, čia neišvengti yra surinkimo kreivumo, bet vien dėl to, kad durys yra atidaros, turbūt dėl to jos ir neišvengti, nes taip reikėtų stogą prikliuoti prie apačios, kad tarpas išnyka. Šito modelio yra pagrindinis akcentas, tai pati idėja. Labai gera idėja, labai gražiai išpildytas, dadėta papildomai daug detalių, staltiesės, gitaros, lagaminai, žolytė, tikras hippie autobusiukas. Toliau žmogus bandė padaryti šonus medžių imitaciją. Mano požiūrinai nesigavo visiškai, reikėjo šiek tiek daugiau pavargt, bet čia nieko nuostabaus, nes padaryti medžių imitaciją yra labai sunku iš tikrųjų. Taip atrodo, kad jisai kaip, parodijas. Bet bendrai modelis man patiko. Ypatingai patiko idėja. Toliau turim mano modelį. Čia Italeri modelis. Žinant, kad tai yra Italeri, tai vien dėl to galima keiktis. Priekis šito modelio yra tragiškas, absoliučiai. Tiek aš surinkau jį tragiškai, tiek jisai padarytas tragiškai. Aš minėjau vienam iš video, kad šio modelio priekinis stiklas, priekinis lempos tai yra netitinka net paveiksliuko ir jos padarytos tokiu būdu, kad jos kaip nori daryti, jos netrodys gerai. Posūkiai yra dažyti, čia nėra stikliukas, čia yra tiesiog spalva su klyras su metaliku, viskas, daugiau nieko gero. Kas pas modelį dadėta, tai yra ratai, kas man yra pas jį blogai padaryta, tai yra juostos. Kadangi aš nedėjau dekolių, aš dažiau jas ir ne visai visų teisingai sutaikiau sudažyti. Tai su juostom reikėjo pasistengti man labiau. Bet čia daug neturiu komentuoti, tiesiog modelis ir tiek. Toliau turim štai šį. Bendram vaizde man modelis patiko. Matau, kad nulakuotas ir jisai yra gerai. Kodėl aš dabar miniu lakavimą, tai teko pabuvoti parodoj. Tai visi, kas nulakavot modelį ne kaip kokį šiukščių maišą, o kaip mašiną, jūs jau darot stipriai modelius geriau, galim savim džiaugtis. Nes konkurse labai, žmonės, kas lakuoja mašinas, kažkaip, aš nežinau, kodėl nesugeba nulakuoti, bet jie padaro jas tokias čiut ne kaip matinės grublėtės tokias. O čia lakas yra teisingas, pakankamai lygus. Šio modelio, aišku, minusas yra kapotas. Bet tas kapotas yra toksai dėl to, kad
modelis pradėtas su atidaru kapotu. Tai mes turim variklį, turim modelį įdomesnį, bet tai yra ir modelio minusas kartu, nes kapotas neužsėda gražiai. Toliau turim Lancerį. Šis man patiko labai modelis. Patiko, kad jisai yra labai gerai, taip pat, kaip minėjau, nulakuotas, plius nupoliruotas. Kiek užkliuvo panelainai, na, aš nežinau, ar čia jo reikėjo iš viso panelaino. Ir čia aš kiek pastebėjau, kad panelaino iš esmės nereikia, jeigu yra teisingo gilumo grioveliai. Nu gerai, kaip pavyzdys, dabar, sakykim, kapotas, ne? Ryškus juodas panelaineris. Čia jo nėra, bet mašina atrodo natūralesnė. Nu tiesiog, aš bandau žiūrėti realybę ir realybėje to nėra. Kas pa šitą modelį man jį sugadino ir, taip sakant, pakišo, tai kad nesugebėjo žmogus nusivalyti šiukšlių prieš fotografuojant. Labai geras modelis, bet patingėjo tiesiog. Aš žinau, kad yra sunku ir aš pats valiau ties kiekvieną fotografiją šiukšlę su šepetėliu, bet na, taip gerai. O kitas dalykas, tai jis nufotografavo saloną. Patingėta buvo užsidėti juostą ir nupūstą aerografą turbūt, gal dažytą teptuku spėju, kas šičia tiesiog labai reižia akį. Visur kitur man viskas patinka, išskyrus saloną, kurį parodė. Nu, konkurse galima, taigi, žaisti su tuo, stengtis išvengti kampų, kurie parodo minusus. Toliau, kitas baigtas modelis, tai buvo šis, labai fainas spalva. Labai patiko, kad jis yra šiek tiek kitoks, švarus modelis, taip pat nupoliruotas ganėtinai gražiai. Kas nepatiko, tai pirmoji fotkai matosi priekinės faros, tai kaip pas mane irgi. Nu, nepasisekė, nežinau, pas mane gal atrodo jos prasčiau negu čia, nu, aš taip gal sakyčiau. Toliau labai neblogai atrodo priešūkniai, patinka, kad jie yra kitokie, kad jie gražus, gražiai atrodo stiklas, tamsinti langai, tik man šiek tiek užkliuvo, dabar galvoju, čia yra kairė pusė, čia yra dešinė pusė, atrodo, kad čia nėra neaukto lango, ar čia man vaidenasi. Ir matosi tarpas tarp stiklo ir panelės. Na, bet čia vėl. Nu, čia tokia, sakykim, čia aš kalbu taip, kad jeigu norėčiau prisikabinti dabar prie visko. Nu, va, kairys langas neauktas, dešinys. Gal čia taip atrodo, gal tiesiog pasidartos, gal čia spindys. Bet atrodo labai keistai. Tiesa, man salonas patiko. Jisai matosi pakankamai. Ir jis matosi, kad jis yra padarytas. Jėga. Man patinka. Bendrai paėmus gražus švarus modelis. Taip modelis reiktų rinkti. Ir reiktų nusivalyti dulkes prieš fotografuojant. Na ir paskutinis baigtas modelis buvo šis. Na tai Benui per ausį jau dėjo balsuotojai, o dėjo garantuoju dėl lakavimo, nes modelis matinis. Jis gal turėtų toks būt. Bet aš iš patirties dabar turiu, kad aš savo vieną iš Audžių esu padaręs matinę. Modelis geras, bet man jis lakas tiesiog. Jis neturi tokio pop, to gražaus dalyko. Pas tą modelį labai šustra yra už tai kiauras kapotas. Gražiai padarytas motoras. Tiesa, nesu tikras, ar aš metu laidus savo akumuliatoriaus, kas, norėtųsi, kad būtų, jeigu jau kapotas kiaurai matomas. O įsakyta, taip pat švarus, gražus modelis. Tai va tiek apie mūsų graubildą. Labai sveikinu visus dalyvius, labai ačiū, kad dalyvavot, buvo labai smagu rinkti, labai smagu pasisemti idėjų, sprendimų. Tiesa, kam įdomu, šiek tiek rinkimo metu buvo žmonių, kurie tiesiog nespėjo, labai gerai darė modelius, labai gražiai fotografavo.
bet gal reikėjo mažiau fotografuoti, daugiau daryti, kad spėt. Na, bet yra kaip yra, taisyklė visiems įkelt, kas liūdna buvo, nes modelis iš tikrųjų mačiau, kad jisai iš esmės kaip ir baigtas, tiesiog reikėjo uždėti kėbulą ant važiuoklės ir tiek, bet nuotraukos taip ir neįkėlė baigto modelio. Toliau buvo apkalbėta tam tikri sprendimai, rodėm visą laiką savo darbo progresą, kas buvo įdomu matyti tą darbo progresą, tai padeda ir motyvuotis daryti kažką. Na, galiausiai turbūt daugam padėjo tas prizinis fondas, kuris buvo iš tiesų nemažas, kaip tokiam vietiniam, pavadinkim, konkursui. Bet visumoje, manau, lauksim dar vieno grobildo. Taigi tiek, dalyvaukit mūsų grobilde ir iki.